Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, tai po naujienų apie Silveiną Francisco visigi pradėjo galvoti, kokio įžaidėjo reiktų šalia jo Žalgiriui. Šiandien aš noriu su jumis pakalbėti apie du iš jų. Apie vieną iš jų buvo tikrai užsiminta bent keletą kartų, tačiau apie kitą nemanau, kad yra tekę girdėti daugeliu iš jūsų. Ir mano nuomonė, šis žaidėjas ateityje bus Eurolygos žvaigždė, o gal net ir turės šansą NBA, kadangi jam net nėra 21 metų. Nepaisant savo jauno amžiaus, jis šiame sezone tiesiog dominavo Ispanijos ACB lygoje, rinkdamas po beveik 16 taškų ir pridėdamas po 5 rezultatyvius perdavimus. Jis visą šitą statistiką susirinkdavo klysdamas vos po pusantro karto. Tai noriu jūsų paklausti, kiek 20-mečių turi tokius įspūdingus skaičius Europoje? Galbūt kai kurie iš jūsų jau supranta, apie kokią žaidėją kalbu. Bet prieš atskleisdamas jums šio žaidėjo vardą ir pavardę, noriu šiek tiek paargumentuoti, kodėl man tai atrodo tipinis ir idealus pasirašymas Žalgiriui. Tai visų pirma, tai yra jaunas, bet jau dabar geras žaidėjas. Toks, kokiu buvo ir Vasilija Misičius, žaidęs Turkijoje prieš ateinantį Žalgirį, ir toks, kokiu buvo ir Kevinas Pangosas, žaisdamas Gran Canarijoje prieš Žalgirį savo pirmaisiais profesionalo metais Europoje. Turbūt ir patys sutiksite, kauniečiai, nebūdami turtingiausių žaidėjų rinkoje, negali sau leisti turėti gynėjų linijoje, kurie visi žaidėjai turi Eurolygos patirties. Na, taip tiesiog nebūna. Tas pats Silveinas Francisco į Žalgirį atvyksta vos po vienintelių metų Miuncheno Bayerne. Na, paprasčiausiai neliktų pinigų kitiems žaidėjams surinkti. Ir būtent su šitais jaunais, gerais ir perspektyviais žaidėjais turtingesnės komandos tiesiog nenori rizikuoti, kadangi jos puikiai supranta, koks suktas reikalas yra pirmasis sezonas Eurolygoje. Ir būtent tokių žaidėjų yra Jean Montero. Įsidėmėkite šią pavardę. Seniai kada buvau taip užsihypinęs dėl vieno žaidėjo, kaip esu dėl šio jaunuolio galimybių ateityje. Dominikos Respublikos pilietybę turintis gynėjas žaidė Andoros komandoje šiais metais, o jis žaidė tik Ispanijos čempionate. Tačiau pažiūrėkite, kokių epizodų jis paserviravo. Praėjusiais metais jis atstovavo Real Betis tame pačiame ACB ir jau tada metė beveik 16 taškų, būdamas vos 19 metų. Žinoma, Real Betis tada liko prieš paskutinį. O šiais metais 1,88 cm gynėjas atstovavo Andoros Morovan komandą, kuri liko šiek tiek už play-offų brūkšnio, bet pats Montero dar labiau pakėlė kartelę, pagerino savo procentus, rezultatyvių perdavimų skaičių ir sumažino klaidas. Ok, tai turbūt pirmas klausimas jums yra, kodėl aš jį taip aukštai vertinu ir kodėl tikiu, kad jis gali kilti į dar aukštesnį lygį ir dominuoti ir jame. Ir žinoma, visų pirma, kalbant apie Montero, tai yra tiesiog elitiniai įgūdžiai puolime. Šio žaidėjo pirmojo žingsnio, krypties keitimo, driblingo ir metimo kombinacija yra tiesiog įspūdinga. Žiūrint į jį, aš matau aukščiausią lygį žaidžiant su kamuoliu. Susikurti erdvės savo metimui problemų Montero jokių nėra. Žaidėjas fantastiškai veržiasi į baudos aikštelę, jo akceleracija leidžia apeiti bet kurį varžovo aukštaūgį, bet taipogi ir perimetro gynėjus. Montero turi tiesiog nuostabų judesių arsenalą ir tai, kokiose mažose erdvėse sugeba jį parodyti, yra tiesiog fantastika. Jis yra neabejotinai elitinis taškų rinkėjas. Gali rinkti taškus iš visų 3 aikštelės vietų. Gali prasiveržti, naudodamas savo nerealų pirmąjį žingsnį ir greitį. Gali pataikyti iš vidutinio nuotolio po driblingo, bei iš toliau žaidžiant 2 prieš 2 ar 1 prieš 1. Ir nors jo tritaškių pataikymas šiame sezone siekia šiek tiek abejotinus 33%, teigti, kad šis žaidėjas negali pataikyti, yra tiesiog nesąmonė. Andoros komandoje ant jo pečių laikėsi didžiulė dalis puolimo, kas lėmė, kad jam reikėjo mesti daug sunkių metimų, nuo kurių jis tikrai nebandė bėgti. Neabejotinai ties tritaškiais metimais Montero turi padirbėti, tačiau jau dabar matome sunkius bandymus iš labai toli ir užtikrintus atakavimus po driblingo prieš link jo šokančius aukštaūgius, įskaitant Vincaną Poirier, pavyzdžiui. Nežinau kaip jums, bet bent jau man jo kūno ir kamulio kontrolė šiek tiek primena Lorenzo Brauną iš Tel Avivo Maccabi. Yra tiesiog įspūdinga stebėti, kaip 20 metų jaunuolis taip manipuliuoja gynybomis, gali naudoti gyvatėlės driblingą pick and roll metu, gali užsimesti varžovų savo nugaros, jis niekur niekada neskuba. Ir čia aš kalbu apie tuos judesius, kuriuos dažniausiai naudoja šiaip jau vyresni žaidėjai, o jam dar net nėra 21.
Todėl galėčiau sakyti, kad būtent iš šitų jo žaidimo elementų matosi, kad Montero auga labai teisingoje aplinkoje. Taip pat jo įgūdžiai jam leidžia keliauti prie baudų metimo linijos beveik po 5 kartus per rungtynes ir susirinkti lengvų taškų. Be jo įgūdžių su kamuoliu mane taip pat žavi jo atletinės galimybės puolime. Ir aš tikrai kalbu ne apie šuolį. Montero nėra itin vertikalus žaidėjas. Staigumas, krypties keitimas leidžia jam laisvai susikurti erdvės savo. Taip, 20-mečiui trūksta šiek tiek fizinės jėgos, todėl Eurolygoje norint sukrutėti prieš Tomasus Volkupus, jos tikrai reikės pridėti. Norint geriau argumentuoti, kodėl taip tikiu šio žaidėjo galimybėmis aukštesnėme lygyje, aš paėmiau ir pasižiūrėjau Montero statistiką prieš Eurolygos komandas Ispanijos čempionate. Visi jo vidurkiai tik išaugo, o Andoros komanda, kuomet jis žaidė, šventė 3 pergalės iš 7. Namuose parklupdyta tiek Barcelona, tiek Baskonija, tiek Valencija praėjusią savaitę. Montero tose rungtynėse rinko po beveik 18 taškų, pataikydamas 41% tritaškių, atlikdamas po 6 perdavimus ir suklysdamas vos 2 kartus. Čia yra kosmosas, o ne skaičiai, o žaidėjas yra gimęs vos 2003-aisiais. Mano išvada stebint šią statistiką ir jo klipus iš šių rungtynių būtų tik tokia, kad Montero nebijo didelių rungtynių. Jis kaip tik jomis mėgaujasi ir jų labiausiai laukia. Teko būtent tuo įsitikinti ir daugiau domintis apie jį. Beveik kiekvienam scouting reporte rašome, kad žaidėjas pakyla į kitą lygį žaisdamas su geriausiamis komandomis ir imasi dar daugiau iniciatyvos. Yra ir šiek tiek kontroversiškesnė Montero pusė. Galite vertinti patys, ar šie visi gestai po įmestų metimų yra kažkoks nesubrendimo ženklas, ar tai yra kažkas, ko nenorėtumėte matyti. Galite ir patys įsitikinti šiais 2 dalykais, atsiversdami Montero lemiamą metimą atstovaujant Dominikos šalį praėjusių metų kvalifikacijoje į pasaulio čempionatą. Linkas bus video aprašyme. Bet kokiu atveju jo žaidimas ir perdavimų bei klaidų santykis rodo, kad aikštelėje sprendimų priėmimas yra aukštame lygyje ir žaidėjų galime pasitikėti. Tiek pelnant taškus, tiek kuriant kitiems komandos draugams. Na gerai, dabar jau ir patys matėte nemažai jo klipų, ar čia tik man vienam kyla didžiulis noras matyti jį Žalgiryje? Žvelgiant į jo puolimo potencialą, atrodo, kad jis galėtų užkurti Žalgirio areną taip, kad maža nepasirodytų. O kiek dar vietos tobulėjimui, sustiprinus kūną taptų lengviau užsibaigti metimus iš po krepšio, atrodyti geriau gynyboje. Montero nėra pats vertikaliausias žaidėjas, jis nekyla į viršų kaip koks Antonijusas Clevelandas, todėl dažnai turi remti savo fiziškumu, užsibaigiant atakas aplink krepšį. Būtent dėl to jo pataikymo procentas šioje zonoje kartais šlubuoja, kuomet nepavyksta tiesiog varžovo aplenkti greičiu ir savo klaidinančias judesiais. Na, ar žinoma sutikus papildomą gynėją iš silpnosios pusės. Kitas dalykas, dar labiau pagerinus savo metimą iš toli ir padarius jį labiau stabilesnį, varžovai turėtų neabejotinai siųsti antrąjį gynėją stabdyti Montero kiekvienose rungtynėse. Na aišku, tą matėme nemažai ir jau šiais metais ACB lygoje, tačiau kitos komandos dar vis rinkdavosi rizikuoti ir eiti per apačią. Na ir galiausiai tai Montero lygį rodė ir tai, kad visos Eurolygos komandos kiekvienose rungtynėse prieš Andorą savo geriausius gynėjus statydavo būtent prieš Žaną Montero. Gerai, tai dabar tikiuosi, kad jau supratote, kodėl taip stipriai norėčiau Montero Žalgiryje. Bet video pradžioje aš užsiminiau apie 2 žaidėjus. Tiesa, tai kodėl taip? Ir atsakymas dėja, bet yra ganėtinai paprastas. Žalgiris tiesiog negali sau leisti tokios prabangos nusipirkti 2 į puolimą orientuotus žaidėjus. Arba neturi prabangos nusipirkti Francisco, Montero ir dar vieną papildomą gynėją prie jų. Taip tiesiog nevyksta. Žalgiris neturi tiek pinigų, todėl jeigu jūsų lūkesčiai buvo, kad Žalgirio perimetro liniją sudarys Francisco, Montero, Chrisas Jonesas ir Ignas Brazdeikis, tai taip tikrai nebus. Na ir dar Deividas Sirvydis bus 5. tos perimetro linijos žaidėjas. Tai ne. Todėl, kad ir kaip norėčiau Montero Žalgiryje ir kad ir kaip galvočiau, kad tai yra turbūt vienintelė vasara, kada Žalgiris su juo gali pasirašyti sutartį, taip tiesiog manau, kad neįvyks. Jo vietą jau užėmė Silveinas Francisco ir čia nieko nelabai daug ir gali ką sakyti. 1 metų patirtis Eurolygoje tikrai turi savų pliusų. O ir pas Montero yra kalbų, kad jo domisi ir jau kitos kelios Eurolygos komandos, tarp jų ir Fenerbahče, ir galbūt net keli klubai iš NBA. Yra ir tokių kalbų. Bet kokiu atveju šalia Francisco
Francisco Montero netinka, nes gynyboje nors ir perima 2 kamuolius per mačą, kyla klaustukų dėl jo žaidimo. Tai yra dar vienas tobulintinas jo žaidimo aspektas. Žaidėjas turi puikias aktyves rankas, didesnį negu ūgis wingspaną, kuris padeda kartais tiesiog ištraukti kamuolius iš varžovų rankų. Tačiau jis taip pat turi tendenciją būti lengvai įveikiamas, pavyzdžiui, pick and roll metu. Kartais jis galbūt tiesiog nėra iki galo koncentruotas, kartais galbūt galvoja labiau apie puolimą, bet iš tikrųjų tai labiausiai trukdo jo liesas kūnas. Jis jam neleidžia tvarkyti su varžovų užtvaromis taip, kaip jisai turbūt pats ir norėtų. Todėl jei silpnojoje pusėje turėti jį yra gerai, kadangi Montero turi puikią uoslę perimtiems kamuoliams, kai nepramiega kirtimų pro nugarą, žinoma, silpnoji jo žaidimo dalis visgi yra ginantis prieš kamuolį. Ir tai Eurolygoje tokiai mažo biudžeto komandai kaip Žalgiris turbūt būtų per didelė prabanga. Kai tu su savo biudžetu rikiuojasi tarp galinių komandų Eurolygoje, nenori, tavo gynyba turi būti bent jau vidutiniška. Vien su talentu puolime ar iššaunančiais žaidėjais tu toli nenuvažiuosi, kadangi vidutiniškai kiekvienose rungtynėse varžovai turės daugiau jo. Ir turbūt turint Montero ir Francisco vienu metu aikštelėje, tai gali būti pakankamai sunku padaryti. Ir nepamirškite dar ir Brady Maneko. Dėl to turbūt dauguma iš jūsų susitiksite, kad šalia Francisco reikia labiau Tomaso Volkopo stiliaus žaidėjo. Tikrai neturiu omeny tokio lygio, kadangi mes kalbame apie geriausią Eurolygos gynėją. Tiesiog reikia ne Montero atakuojančio stiliaus žaidėjo, kuris gali iššauti, o labiau gynybinio plano. Na, o čia pasirinkimas iš tikrųjų yra ganėtinai siauras, bent jau jeigu žiūrėtume į žaidėjus su Eurolygos patirtimi. Ir prie visų šitų dalykų tai manau, kad Rolando Šmito išvykimas į Anadolu Efes sužaidžia irgi nemenką rolę. Nors ir galvoju, kad tai yra didžiulė netekti Žalgiriui, kadangi tai yra žaidėjas užpildantis daug skirtingų kategorijų aikštelėje, visgi Latvio atsilaisvinęs kontraktas ir jo išpirkos pinigai suteikia Žalgiriui šiek tiek daugiau lankstumo šioje situacijoje. Paprasčiausiai Žalgiris dabar gali spręsti, kiek nori pinigų išleisti į žaidėjų pagrindiniam ir kiek nori išleisti sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje, kurioje jau ir dabar gali žaisti Brady Manekas ir Edgaras Ulanovas. Gerai, tai video pabaigai pakalbėsiu apie kelis variantus, kurie atrodo šiek tiek realūs kainos ir kokybės santykių. Taigi, iš žaidėjų man itin simpatiškai atrodo Ife Lundbergo kandidatūra. Net 6 svarbius metimus šį sezoną Eurolygoje įmetęs gynėjas puikiai tiktų prie Francisco, tačiau manau, kad nustebsite sužinoję jo algą Bolonijoje. Radau basketnews.com naujieną, kurioje kalbama net apie $1,5 milijono per metus ir net jei skaičius yra išpūstas, sunku įsivaizduoti smarkiai krentant jo kainai. Tačiau Virtus yra ne iki galo tikri dėl vietos Eurolygoje, savininkas taip pat pardavinėja akcijas ir galbūt jie mažins savo biudžetą, todėl labai įdomu, kur Danas gali nutūpti. Su savo gynyba, kūryba komandos draugams ir savo pačiam tai būtų tikrai įdomus ir tinkantis variantas Žalgiriui. Visų apkalbėtas PJ Dozieras taip pat atrodo kaip tinkama kandidatūra šalia Francisco. Bet vėlgi, ar nekils stipriai žaidėjo kaina po neblogo sezono Partizane? Ar pats žaidėjas norės dar didesnės rolės, bet mažesnio biudžeto komandoje? Galbūt aukojant mažesnę rolę, bet žaidimą playoffų komandoje? Kadangi dėl savo ūgio, atletiškumo, gynybos ir metimų iš vidutinio nuotolio neabejoju, kad ne viena atkrintamųjų komanda jam nepagailėtų nemažų pinigų. Dar vienas variantas, kuris man itin patinka dėl savo žaidimo stiliaus, yra Tyronas Wallace'as, bet jį praleisiu vien dėl tos priežasties, kad jis žaidė Eurocape, o mes ir galbūt pats Žalgiris nori labiau koncentruotis su žaidėjais, kurie turi Eurolygos patirties. Leandro Bolmaro atrodo kaip idealus porininkas Francisco, aišku ir dėl to, kad jie žaidė kartu Bayerne ir dažnai būdavo 5 vienu metu, bet sunku įsivaizduoti, kad Münchenas atiduotų ir dar vieną iš įdomiausių jaunųjų prospektų Europoje. Todėl pabaigai ateiname prie 2 amerikiečių jau žaidusių Berlyno Alba. Sterlingas Braunas garsėja būtent savo gynybą ir metimais iš toli. Tinkamas ūgis, itin ilgos rankos galėtų duoti tos taip reikalingos Žalgiriui gynybos. Ir nors pirmas sezonas Eurolygoje buvo, kokį čia teisingą žodį panaudoti, gal nuvilintis, tas sezonas buvo Alboje, kuris žaidžia labai specifinį krepšinį. Galbūt antrasis sezonas Eurolygoje ir kitokia aplinkoje galėtų atrodyti daug geriau, tuo labiau, kad įgūdžių šiaip jau Braunas turi tikrai neblogų. Kitam buvusiam Alba žaidėjui Jalinui Smithui taip pat nesusiklostė sezonas iš pradžių Bolonijoje, o vėliau ir Belgrade.
Vis dėlto amerikietis paskutiniu metu solidžiai kruta Adrijos lygos atkrintamosiose, o jo potencialas geresnėje Eurolygos komandoje visuomet mane intriguodavo. Gaila, kad šiame sezone to daug nepamatėme, o pats žaidėjas buvo dažnai kamuojamas traumų. Tiek šiame video. Labai norėjau jūs visus supažindinti su tuo Ispanijos lygos deimantu, kurį pamatėte. Žanas Montero yra tikrai įspūdingas žaidėjas ir norėčiau vieną dieną matyti jį Žalgiryje. Na ir žinoma, labai tikiuosi, kad jis taps Eurolygos žvaigždė vien tam, kad pasitvirtintų šio video hipotezę. Nepamirškite palaikinti video ir parašykite komentaruose, ką galvojate apie Žaną Montero ir ką turėtų daryti Žalgiris, kokį žaidėją norėtumėte matyti į žaidėjo gretose ir ką daryti su tais pinigais atsilaisvinusiais po Rolando Šmito išvykimo, ar ieškoti stipraus žaidėjo, ar visgi stipraus sunkiojo krašto puolėjo. Ir būtinai prenumeruokite kanalą, nedaug trūksta iki 10 000, o net 70% jūsų žiūrinčių to dar nėra padarę. Ačiū ir iki. Sibet, lošimo automatai. Ruletė, lažybos. Lošimo automatai. Sibet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.